Sveiki visi, jau 2014 metais! Šovė. Sveiki visi dar besimokantis sesijoje. Mes jau atostogaujam ir esam jums paruošę naują videoblogą. Tai yra kelių mėnesių videoblogas. Ir dabar šiltai pasivažinėsim, nes laukia, kaip žinote, žiauriai šalta. Todėl šis videoblogas bus kiek kitoks. Ir per artimiausias keletą minučių jums pristatysim, ką naujo USAKF nuveikė per praėjusius mėnesius. Taigi, likite su mumis, jūs sužinosite daug naujo, jei mes nesušalsit kaip mes. Žiūrėsim kaip babų. Kaip babų. Tai žinoma, taigi didžiausia šventė mūsų. Informacijos dienos gruodžio mėnesį valdė komunikacijos fakultetą. Didžiausias studento atstovybės renginys. Tikiuosi daug kas, kai žiūrite šį videoblogą, apsilankėte, išgirdote įdomių paskaitų iš įvairių lektorių. Žinau, kad tikrai didelio susidėjimo sulaukė Arūnas Valinskas, buvo pilna J4 auditorija. O šiaip tai dar didesnio susidomėjimo tikriausiai sulaukė akustinis vakaras, kuris dabar tapo, nežinau, net kurią pavarą važiuoju, nesvarbu. Kuris tikrai sulaukė didžiulio susidomėjimo ir vyko Centrinių rūmų salėje. Beveik 3 valandas komunikacijos fakulteto studentai pagrindė su savo tariamaisiais. Grojo, šildė visus savo muziką ir tikrai žinau, kad pavykęs renginys. Žinau, kad Nikai, tu filmavai viską, matei iš kadro. Mes po čia linkas bus, galit pažiūrėti playlistą visą. Visą informuotą medžiagą yra, tarp milijono atlikėjų. Visi koncertai, taip, jeigu neturėsite ką veikti arba dar visgi esate tie nelaimeriai, kurie mokosi sesijai, tai galite pasileisti fone, tikrai yra labai geras muzikinis. Dar pernai metų. Pernai metų, kiek girdėjau, ateinantiems metams irgi yra dideli planai keliami ir netgi gal Siemens Arenai vyks šis pasirodymas, nes buvo pilna Centrinių rūmų salė. Tikrai geras renginys ir šiaip, kiek girdėjau, su organizatoriais kalbėjom, kad informacijos dienos šiuo metu tikrai pavykusios. Mūsų tie legendiniai teaseriai, kuriuos darėm. Patrolinomės biškį visą fakį ir šiaip kitus fakus. Labai atsiprašom, kas patikėjo, kad kuriems jau pradėjo siūti savo oranžinės uniformas, tai taip daryti nereiks. Visgi... Ir panas pervedėm pas fizikus. Jo, ir savo merginų tikrai neduosim fizikos fakultetui, būtų dramos. O tikrai girdėjau, kad išskirtinai nusisekęs dalykas, tai yra šių metų dekano ir prodekanų pasisakymai, kvietimai, kitaip sakant, į informacijos dienas, su užslėpta mintim, kad išgąsdinti pagalvotų už mus. Jie pagalvojo už mus, kokia ir buvo tema šių metų ID. Tai tikrai, man aš tikrai buvau keliose paskaitose, kiek galėjau ir tikrai buvo įdomu, nežinau, tau kaip praleidau viską praleidau. Iš kadro nikas buvo. Darbo žmogus. Aš praleidau. Bet tikrai didžiulė šventė. Aš Vasės ubogas. Jis pažadėjo pasitaisyti. Kitais metais. Jo, tai va, mūsų biškas sudegins. Mes nieko nematom, nieko tokio. O kas dar įvyko gero? Tik gruodis, Nikai, kas dar? Kalėdas. Kalėdas, teisingai. Atsiprašau, aš bedėlis? Ja, aš tipo nešvenčiu kalėdą, tai todėl jums dar visą progą. Nu, tai aš irgi šiaip garsėjau kaip nekrikštą. Mane pusė atstovybininkų žada krikštyti. Aš irgi nulis. Gerai, tas nulis. Viskas buvo šviesuota. Kalėdas. Atstovybė irgi švenčia kalėdas. Ir tikrai netrukus pamatysite nuotraukų irgi video medžiagos. Taipogi išgirsite mūsų kalėdinę dainą. Sveikinimą buvo labai jaukus vakaras, atstovybininkai keitėsi dovanomis. Taipogi vyko angelavimo akcija, kai visą savaitę atstovybiai kabėjo daug kojinių. Kas galėjot, kas ir norėjot, užėjot, matėt, buvo gražiai papuošta atstovybė. Ir tiesiog pasidalino su tuo kalėdinę šilumą, visą Christmas spirit ir taip toliau. Aš labai tikiuosi, kad jie manęs negaudo. Pamėjom? Ne, dėl. Mes upresuoja šitai, kad mes šildomės. Gerai, ką? Pamiršau. Nežinau, kas matėt, kas ne, bet gal pas jūs į egzaminą, pas mus tai buvo neatėjo, ir pas jūs gal atėjo egzaminą stebėtojai. Aišku. Tai yra, buvo? Ja. Labai smagu, nes čia yra Vilniaus universiteto studentų atstovybės akcija Sąžiningai, kurie ir mes, atstovybininkai, vaikščiam. Aš pats buvau pas fizikus, iš tiesų buvo gaila kai kurių žiūrėti, bet, tokia dalia. Nepagavau nei vieną sukčiaujančią, tai gal fizikai turi tokią, nežinau,
gal jiem jau yra sąžinė šneka, kad negalima skaičiuoti tą akciją. Ta akcija sąžininkai vyko visą sesiją ir iš komunikacijos fakulteto studentų atstovybės ir iš visos atstovybės tikrino ir tikrai daug padėjo dėstytojams per egzaminus palaikyti tvarką ir akademinį sąžiningumą. Iki kito karto, čia buvo Vilniaus universiteto studentų atstovybės komunikacijos fakultete videoblogas. Aš esu Laurinas. Aš su Nikas. Ir susitiksime artimiausiu metu. Iki. See ya, guys.